Svarozunde mes turime misiją. Praktiškai buvo galima plaukti tiesiai į Lietuvą non-stop, bet mūsų misija tokia, kad turim nuvažiuoti iki Visbio šiandieną su autobusu. Apie 1:45 minutės mums užtruks visa kelionė į vieną pusę. Ir čia ne tam, kad aplankytumėm Visbį, o tam, kad aplankytumėm Biltemą. Gal pavyks Biltemui gauti tą mūsų pamestą flagštoką, ant kurio vėliavą dar reikės irgi turbūt įsigyti, užsikabinti. Ir? Ai, šitą naudosiu, kam tu ją matavai? Pasižiūrėčiau, kokį ilgio pagalį. Ir dar gal kažkokių blokelių, gal dar kažką rasim įdomaus. Gal kėdę antrą nusipirksim susilankstančią. Mūsų misija buvo pertraukta kito tokio side questo. Įlipę į autobusą pamatėm vieną viduramžiškai apsirengusių žmogų ir prisiminėm, kad egzistuoja tokia viduramžių savaitė čionai Gotlande. Ir kaip tik šiandien yra paskutinė jos diena. Keliausim į patį jau Visbio centrą pasidairyti, kas likę iš tos šventės. Kaip tik pravažiavom čia pro stovyklavietę, purtė šieno iš savo čiužinių. Palapinę savo suskleidinėjo. Vėjuota Gotlande, šalta. Einam į parkelį, kuris randasi nuo uostelio į dešinę. Tenai bent jau praeitus metus matydavom, kad buvo vykusi ta šventė. Visbio katedra. Gotlando avelės. Gerda, gal aš noriu fotkės. Išgirdom tolumoj trimituojant. Pasileidome prie trimitų garsų. Kažkada čia buvom pernai? Ar prieš 2 metus? Prieš 2 metus. Nes pernai, nuo to irgi buvom atvažiavę. Buvo geras oras. Ir šitoj vietoje filmavomės su skėčiu rankoj. Buvo viskas kažkaip atrodo labiau nužydėję, ne taip gražu. Dabar visai kitas vaizdas, nors praktiškai tokiu pačiu metu čia esame. Visų vyresnio amžiaus moterų svajonė pasipaveiksluoti su gėlytėmis. Atėjom į viduramžių kaziuko mugę, gotlandietišką. Šiandien paskutinė diena, tai bilietas yra su nuolaida. Kainavo apie 8 eurus. Ar ne? 7 tam. Žmogelui. Jo. Šiaip įprastos dienos apie 16 kažkas tokio. 15. Pasidairysime, kas čia įdomaus. Apsauga visų svarbiausių vietų. Šernai. Nu, kepa kiaulės išarkstytos. Eigia nedidelė porcija jautienos. Aha. Pas mane toks biški kebabinės vaibelis. Ir dar Kvasas. Kvasas. Ir šuniukas jau čia tyko. Ištrūkom iš viduramžių šventės. Eigis turbūt labiausiai džiaugiasi, nes man tai norisi eiti ir ten žiūrinėti kiekvieną prekystalį. O Eigiui atsibodo po 3 prekystalių. Viskas tas pats. Nu, bet nesakyk, autentiškai kažkaip įdomiau negu tos mugės, kur būna kiekvieną savaitgalį kur nors Lietuvoje. Bet dauguma dalykėlių tas pats. Ta pati. Nuo viduramžių šventės priėjome uostelį, kur galima atplaukti su savo laiveliu. Keista matyti tokį tuščią, nes
Praeitą kartą čia, kai buvom, tai buvo labai daug katerių. Pilna prikišta katerių. Sugrūsta taip, kad net neaišku, kaip jiem išplaukti. O dabar vien tik burlaiviai praktiškai. Viduramžių miestas. Sustojame viduramžių mieste. Suvalgyti saldumyną ir išgerti po kavuką. Biltema aplankyta, beveik sėkmingai, pritrūkom tik tais ledų. Vėliava, flekštoką, visokių varžtelių, blokelį vieną, laikiklį. Pakrovėja ilga. Pakrovėja ilga, 2 taurės. 5 metrų pakrovėja. Neatsimenu kaip tą. Čiau, Biltema. Susitiksim kitą kartą. Dabar sėdam į autobusą, varom atgal į Farozundo. Parlėkėm iki Farozundo, radom savo dviratukus, skuodžiam iki uosto. Gal padėt? Taip. Kišk. Ir vieną galą ir per kitą. Nauja vėliava. Biški mažesnė, bet dydis geras, manau. Pakankamas. Mažesnė, nes netokia mes jau didelį ir švedai šiaip. No. Maži švedai. Kaip nepamest. Biški kliba taip, ne? Ne, bet ir ta klibėjo. Tai ryškiai pametėm dėl to, kad klibėjo kažkaip. Bet gal nuimsim, nes labai plevasuoja ir čia. Jo, didelis vėjas. Nu va, tvirtinimo karaliai. Bonkės pritvirtintas. Dizelinis dviratis. Ne bet koks sulankstamas. Ir šalia taromatas. 15 ant ratų. triukų pasiimsim, nes tai biškį buvo. Tiek. Ilgam. Stovi malūnas prie kelio. Kažkas ten vakaruos. Butelių krovinys pakeistas į salotas. Važiuojam namo. Labą rytą. Vyksta pasiruošimas plaukimui atgal į Lietuvą. Stiprus pusryčiai. Egi sulakstė iki parduotuvės, nupirko dar vandens. Pusryčiaujam, susiplaunam, varom. Jo. Kodėl? Turėtų didesnį tokį. O man paleisti jį pilnai? Pavėjinį paleist pilnai. Nu, o ant vėjų. Kai pasakysi. Kai jau tu pasakysi, tai jau tada reikės visai paleisti. Ne Jo, pabiškį reikia atleidinėti. Aha. Pilnai. Gerai. Matai, surištas tik yra ta pusė, reiks tau kažkaip atsirišti ir iššokti laivą. Aha. Ir saugoti šitą dešinį laivą. Gerai. Nu va. Metas atsisveikint su Švedija. Biški, gal gali atleist galą? Gerai. Ačiū. Švediški vorai tegul pasilieka Švedijai. Neabejoju, kad dar visą krūvą parsiplūdysim.
Prisirišam kransus, susidėsim gale, nes greitų metų mums jų nereikės. Runduką tos kransus čia neverta gal rišti iš šono. Dabar yra 9:22. Išplaukinėjom, pasikeliam grotą. Žiūrėsim, kada atplauksim. Nusimato apie taip grubiai 30 valandų kelionę. Gal ir daugiau. Jau valanda kaip plaukiame. Kol kas ant variklio, nes sala šiek tiek užtoja mums vėjo. Nenorim labai lėtai vilktis, nes pagal prognozę kaip ir žadėjo tokį vėjo šešėlį ties Gotlando. Dabar pagal naujausią prognozę jis kaip ir į vėliau nusikėlė, bet žodžiu šiek tiek išsimesim į atviresnę Baltiją. Tada turėtų būti to vėjo daugiau ir skuosim. Liko 157 jūrmilės. Iki Drevernos. Iki Drevernos. Viena diena ir 12 valandų, pavyzdžiui, rodo kol kas. Bet tikėkime, kad įgausim geresnį greitį. Įsijungia vėjelis, skrendam 6 mazgeliais. 6 su centais netgi kartais. Fainai būtų, vat, taip ir parskrieti. Virbinam ant variklio, nes greitis mūsų krito iki 3 mazgų. Žemiau 3 mazgų net. Nenorim gaišt laiko, judam šiek tiek greičiau ir atėjo pietų metas. Pomčių paketas. Varguolių paketas. Pasibaigė romantiškas plaukimas. Perėjom jau ant tokio Baltijos plaukimo. Turim tarp 5-6 mazgų. Jau grotė yra pirmas rifas įkaltas, nes šiek tiek per daug ant šono jau gulimės ir vairą laužiam. Tai va, nusimato tik dabar keletą valandų tokio intensyvesnio vėjo. Prasilenkinėjom su krovininiu laivu, kurio EAS sistemoje nėra. Nematom jo čia loterį, nors gauname EAS duomenį. Bet šito laivelio nėra. Įdomu, kodėl. Na gerai, visgi atsirado laivas ant Aiso. Žiūrim, kiek čia iki jo yra likę. 1,5 jūrmilės. Tai išvada tokia, kad tiesiog mūsų antena yra lieva ir netraukia laivų iš toli. Du rifai grotė. Genuje irgi biškį parifuota, taigi susinervinęs, nes jam atrodo, kad daugiau vėjo negu žadėjo pagal prognozę. Man kažkaip atrodo, kad tiek ir žadėjo. Judam greitai, tarp 6-5 mazgų. Pasikeitėm, dabar mano 3 valandėlės. Saulė nusileido, ateina naktis. Rytas. Be 15:09, tolumoj matosi Latvijos krantai, nesimato. Mes atėjom link Butingės terminalą. Artėjom prie Klaipėdos uosto vartų.
įplaukiam į Klaipėdos uostą su bangele. Kiek valandų turim? Ar turime 14:31 Lietuvos laiku. Išplaukiam 9:30 tuo laiku, tai 10:30 Lietuvos laiku. Tai plaukiam 28 valandas. Wow. Vidutinis greitis 5,3 buvo. Tai paprastai, kai planuojam kažkokį plaukimą, tiek net nededam. Tarp 4-5 kažkur. 5 aš Tikiesi. bandau skaičiuoti. 5 toks kitas iki būna labai optimistinis, tai aš jau taip ir į tuos 4 pasižiūriu. Tai visai greitai. Ir varysim tiesiai link Drevernos. Kad kelelis neprailgtų, užkandėlės tzatzikio su pomidorais, su duonyte. Pilota auto. Praplaukiam keltus, antrąją smiltynės, naująją smiltynės perkeltą. Sėsim kirsti. Čia ir pasibaigė mūsų kelionė iš archipelago atgal į Lietuvą. Dėkui, kad tiek daug jūsų prisijungėt prie mūsų. Iki kito sezono ant vandens.